Ačiū. Taip pat mano pranešimas bus šio projekto kontekste, tačiau šiek tiek norėčiau ne vien tik tais apie medžiagas, apie technologijas, apie inovacijas, jos taip pat svarbios, bet šiek tiek pakalbėti ir aplamai, kur buvome, kur esame ir kur būsime. Juolab šitie klausimai ir šitie dalykai tarpusavį susiję. Darant šiandien negali pamiršti vakar. Ir tai susiję su mūsų identitetu, su mūsų lietuvybė, su mūsų aplamai buvimu ir visais savitumais. Taigi, kalbant apie kažkurį periodą, namai buvo pagrindinis centras žmogui gyventi. Ten ir vaikai buvo auginami, ten buvo visas gyvenimas, ten ir darbo vietos, ir laukai, ir visi kiti dalykai. Taigi, visi šitie dalykai formavosi tam tikram kultūriniam sluoksniui, teritoriniam sluoksniui, kuris vadinasi etnokultūra ir visi kiti dalykai. Industrializacijos laikotarpyje iš esmės keitėsi situacija miestuose ir urbanizavimasis vyko ypatingai sparčiai, atitinkamai keitėsi mūsų urbanizuotų teritorijų vaizdai, atitinkamai keitėsi ir darbo vietos diferencijavosi, kūrėsi monofunkciniai centrai, kūrėsi monofunkciniai ir pagal funkciją pasiskirstint socialinio aprūpinimo objektai. Taigi, pagal šitą sistemą mes atgyvenom iki sovietmečių ir šiandien dienai turime taip pat monofunkcinės struktūras, dėl kurių šiandien vargstam ir dėl kurių šiandien sprendžiam įvairių problemų. Taigi, šitos visos struktūros turi vienokį ar kitokius sprendimus, kuriuos šiandien dienai mes ir diskutuojam. Ir šiam kontekste pagaliau, kol žmonija susiprato, kad ir iškastinis kuras ribotas, ir energinis efektyvumas nepakankamas, ir klimato kaitos problemos mus spaudžia. Taigi ir šitoj konferencijoje mes šnekamės būtent šitame kontekste bendrame. Taigi mūsų projektas visam šitam fone rutuliojasi ir turėjo savo tikslus, kurie buvo siejami iš esmės surinkti duomenis, sukurti duomenų bazę, kad galima būtų kiekvienam pasinaudoti įvairiomis sritimis, įvairiais klausimais. Galiausiai vienas iš pagrindinių tikslų mūsų šito projekto ir Lietuvos pasiekimų matymą pažiūrėti, o kaip mes atrodom tarptautiniam kontekste, europiniam kontekste ir kokios mūsų galimybės ten integruotis ir vystytis tolimesniam toliau. Taigi šitam projekte mes turėjome daugelį tyrimų pavyzdžių. Matome tarptautiškumą tame tarpe ir Lietuvos. Nėra Lietuva blogai atrodanti tame tarpe, tačiau norėtųsi tempo ir daugiau inovacijų. Ir mes apie tai kalbam ne šiaip sau iš emociškai ar kažkaip kitaip tai yra iš tikrųjų patirti dalykai ir mes įvairius renginius ir šiandien renginys organizuojame, tai jaučiam ir nuolat bandom reflektuoti, apibendrinant savo rezultatus. O rezultatai šito projektų labai tokie nedaug, nemažai, tai yra tikslinių narių skaičius 7000 mūsų projekte, tai yra tie žmonės, kurie tiksliai domisi ir kurie nori turėti. Galiausiai mūsų renginių skaičius, kiek mes propagavom, viešinom, mokėm, švietėm, taip pat 120, jeigu kalbėti, tai yra kas savaitę po kažkokį renginį mes vykdėm. Pagaliau sukūrėm 154 bendruomenės. Tai ne šiaip su bendruomenės, bet tai yra tikslinių bendruomenių ir diskusijų klubai. Tai yra projektų tam tikri kai kurie rodikliai ir indikatoriai. Ir visą tai, Vladas minėjo, patalpinta mūsų kol kas nemokamam tinklalapyje, kol kas, todėl kad projektui pasibaigus jis nemanau, kad bus visą laiką laisvai prieinamas. Perspektyva, nuo ko pradėjau, žalių pastatų perspektyva. Šiandien dienai mes dešiniam rutulyje esame su Gedimino technikos universiteto projekte su partneriais. Sekantis žingsnis mes matome save Lietuva žalių pastatų statybos kontekste, Green Building Council. Ir šito kontekste žalių pastatų mes matom perspektyvą C21 International. Tai yra šito projekto tasa, bet kitokiam lygmenį ir kitokiam. Tai yra aukštesnis lygmuo, platesnė geografija, platesnės temos ir platesnė partnerystė. Mūsų apsuptyje, valstybės apsuptyje, Green Building Council arba žaliųjų pastatų statybos taryba yra visos kaimyninės valstybės. Lietuvoje dėja šiandien mes kol kas neturim. Dėja sakau, todėl kad mes matom save būtent
įkūrėjais ir iniciatoriais Žaliųjų pastatų tarybos Lietuvoje. Tai tokio savo sakiniu norėčiau pabaigti ir matyti pristatyti Gintarą sekančiam pranešimui, pratęsiant šitą temą ir apie tolimesnę perspektyvą. Ačiū. Gerbiami kolegos, taip pasižiūrėjus Restos paradą, kurioje tikrai ne vienerius metus teko dalyvauti ir įsivaizduojant miestietį, lankytoją, klientą ir matant šitą gausybę paviljonų, stendų, įvairių renginių, iš tikrųjų galva pradeda sukti. Žmogui labai nelengva matyti yra pasirinkti tai, ko jam reikia ir nusistatyti geriausius sprendimus. Tai matyti į tai nukreipti yra ir mūsų veiksmai, kad tie pagrindiniai žmogaus poreikių lygiai, kurie prasideda nuo saugumo, po to ateina patogumas, o po to ir malonumo norisi, reiškia, bevalgant ir apetitas išauga. Ir matome, kad tie pastatai mūsų kartais tenkina vieni vienokius lygius, o kiti kitokius, o treti jau ir malonumą suteikia. Miestų žmonės vis tik tai kuria pagal savo poreikius. Taip atrodo, kad valdžia parašo įstatymą tam tikrą, priima normatyvą ir tuoj pat tai pradeda darytis. Lygiai kaip dabar laukiama matyti pasikeitusių STR-ų dėl tos minėtos 20-20-20 politikos, juk per naktį tai nepradės darytis. Yra gaminių, yra technologijų puikių, yra jų pritaikymo pavyzdžių, tačiau Lietuvoje daug žmonių yra nepasiruošę su jomis dirbti. Pats esu architektas, žinau, kad daugumas architektų nedirba su tais inovatyviais energetiniais sprendimais, tiesiog nežino, kur jie naudojami. Labai dažnai mes matome, kad ir tie atsinaujinančios energijos įrenginiai ir elementai yra montuojami tiesiog, nerandu kito žodžio pavadinti, kaip prielipai prie pastatų, nėra dar organiška pastatų dalis. Čia iš vienos pusės galima galbūt repliką sakyti ir mums kaip akademikam, turėtume matyti ir studentus prie to jau labai rimtai pratinti, iš kitos pusės tai yra dirbantis žmonės architektai, iš tikrųjų trūksta tos patirties, to susižinojimo ir matyti didelė dalis iš jų dėl to ir ateina į šitas parodas ir dėl to mes čia jūs pasikvietėm ir kalbame. Aš pasižiūrėjau tiesiog pagrindiniai procesai tokie žmogui, kuris nori pasistatyti pastatą, jau palikime už kadro tai, kad jisai turi tų pinigėlių. Tai yra be galo sudėtingi procesai visi, kuriuos žmogui reikia praeiti ir tokių matyti kompleksinių paslaugų labai retai pas mus dar siūloma yra Lietuvoje, jam pačiam reikia šitais dalykais pačiam rūpintis. Nuo sklypo įsigijimo, nuo projektavimo, kuris vėlgi yra procesas, žinome, pakankamai ilgas ir sudėtingas, paieškos statybininkų, statybos priežiūros, apsigyvenimo ir tada žiūrėjimo, kiekgi tas džiaugsmas kainuoja ir ar tai suteikia tikėtą ir lauktą pasitenkinimą ar ne. Vis tik tai pasižiūrėjus į tos gražius sprendinius, kurių yra ir Lietuvoje, ir yra pasaulyje taip pat, mes matome, kad vis tik tai kalba eina apie komandinį darbą ir tos komandos narių yra be galo specifinės grupės, kurios šiuo metu Lietuvoje, pasakykime tiesą, dar labai mažai tarpusavyje bendrauja. Dėl to ir mūsų projekto, ir mūsų ateities visų iniciatyvų tikslas yra susėsti ir kalbėti kartu, dalintis tom inovacijom, dalintis kompetencijom ir ne tik tai kalbėti, tačiau vystyti kartu projektus, dirbti kartu ir siekti kartu geresnių rezultatų. Nes šioje vietoje matyti alternatyvos nelabai ir yra. Mano galva, kad krizė ta sukrėtusi visą pasaulį, taip pat ir Lietuvą nemenkai, Lietuvos statybos rinka, jeigu vertinti taip reliatyviai, buvo labai gera proga dar kartą pamastyti, ką mes darome, kaip mes darome ir galbūt užimti tam tikrą labiau racionalų kelią, labiau pamatuotą ir bendrai siekti aukštesnių kokybinių laimėjimų. Čia paskutinis sektorius atsirado pas mane finansuotojai, kurie matyt daugeliu atveju vaidina lemiamą vaidmenį, pradedant tos projektus. Tai galiu pasidžiaugti, kad mūsų tam diskusijų klube dalyvauja ir finansų institucijos ir yra tam tikri modeliai, kaip ir finansų sektoriai, reiškia bankai, kurie irgi šiuo metu išgyvena sunkų laiką dėl labai paradoksalios priežasties, dėl to, kad jie turi per daug pinigų, kaip tai keistai beskambėtų, dėl to, kad tie pinigai nedirba, nes nėra pelningų projektų bankų supratimu, kad jie taip pat šitame procese dalyvautų ir savo elgesiu vienaip arba kitaip remtų ir stimuliuotų tą žaliąją rinką. Tai į ką vis tik tai mes orientuojamės? Manau, kad esminiai dalykai, pradžia yra vis tik tai mūsų kompetencija. Tai yra mokymai, aišku, ne sausi teoretizuoti mokymai, tačiau mokymai paremti praktiniais pavyzdžiais žmonių ir vystytojų ir specialistų patirtimi, kurie pritaikė tai įvairiuose
kitose projektuose. Taip pat tai yra vis tik tai visuomenės informavimas, nes dar šiandieną žmonės labai, jeigu kalbėti apie tos masinius vartotojus, tikrai trūksta žinių ir yra netgi tokia savoka susipratę vartotojai. Tai matyti tik tai dalis mūsų žmonių yra susipratę vartotojai, kiti žmonės kol kas perka tai, kas yra pigiausia. Aišku, tenka juos užjausti dėl to, kad reklamos antplūdis yra didžiulis ir pagrindinė informacija eina tik per mažiausią kainą ir vis tik tai daugelis prekybininkų kol kas iš to ir gyvena. Kitas momentas yra įstatymai ir normatyvai, čia šiandieną buvo paminėti. Matyti, neužtenka tik tai prikabinti tą energetinio efektyvumo klasę, kažkurią tai raidyno raidę, pirmąją arba tolesnį. Yra daug kitų aspektų, kai buvo paminėta šios dienos pranešėjų, tai grubiai sakant, energija tai tik vienas iš 10 aspektų. Reiškia, tam tikros sertifikavimo sistemos, tam tikra liniuotė pamatavimui vis tik yra reikalinga, kurie pastatai yra geri, o kurie dar turėtų pasitemti. Na, mokslo tyrimai ir inovacijos be jokios abejonės. Turėtume žinoti, kas pas mus darosi, į kur mes einame, į ką turėtume lygiuotis, o kur galbūt vis tik tai ir neiti. Kitų šalių patirties perėmimas tai tiesiog yra kelrodis tam tikras, ne vienas pasivažinėjęs su pavydu pamato, kodėl jie tai turi, o mes neturime. Manau, kad tai netgi geras tam tikras yra variklis, tai yra tas vadinamas baltasis pavydas, kada tu matai gerus pavyzdžius ir norisi jų, ir čia norisi, nesinori išvažiuoti, bet norisi, kad čia būtų geriau. Manau, kad bendrom jėgom tai yra įmanoma. Na, mūsų pranešimai šiandieną buvo labai trumpi, kaip tai pavyko jums spręsti, tačiau turime laiko dar ir klausimams, ir diskusijai. Ir rezumuodamas tik aš noriu pasakyti, kad vakar įvyko vienas daug žadantis renginys, reiškia įvairių statybos proceso dalyvių, įvairių įmonių atstovai buvome susirinkę į vieną vietą ir priėmėme tokią iniciatyvą, kad vis tik tai Lietuvoje reikia steigti tam tikrą vienetą, kuris vadinsis greičiausiai Lietuvos žaliųjų pastatų taryba arba asociacija, dar yra svarstoma, į kurį įeis įvairių įmonių, kurios vysto projektus, stato, projektuoja, eksploatuoja, taip pat jos tiekia medžiagas, gaminius, technologijas atstovai ir kartu jie sieks aukštesnės pastatų kokybės. Tai ačiū uždėmesį ir tikrai turime laiko jūsų klausimams. Kas norėtų pradėti? Galbūt kolega Jonas norėtų tam tikrą įžangą padaryti į šitą diskusijos dalį. Iš tikrųjų, man reikėtų daug dėti